Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 27-asis numeris Matthew Oras. Bet apie tai galbūt šiek tiek vėliau, nes jau išpuolių atsako ir svečiai. Įsibėgėja varžovų žaidėjas, smūgis ir tiesiai į Karlosą Olsesą. Tavaresas meta kamuolį link Kendišo, Kendišas laimi pirmą kamuolį, kovoja Antalis, atšoka kamuolys, Mutašys smūgis ir traukia nuo linijos kamuolį, dar kartą gelbėja Linfield ekipos gynėja savo komandą. Ir dabar dar viena proga Vilniečiams, 15 dvikovos minutė, perdavimas arčiau vartų, Kendišas virš vartų, smūgiuoja Jūla, žaidžia gerai gynyboje, kamuolys atšoka dėkingai Čiolui, Salčinovičius, proga smūgiui ir šalia vartų, dėja, Dino Salčinovičius nepataiko į vartų plotą, tiesa bandymas buvo geras. Perdavimas Fitzpatrickui, šis kairiajame krašte, bet dviese prieš 4 atakuoja Linfield ekipa. Fitzpatrickas, jo smūgis ir šalia vartų irgi skrieja kamuolys, jeigu būdami jame. Bet pasižiūrėsime, kaip bus toliau. Ofori, jo perdavimas Tavaresui, Tavaresas Čiolui. Čiolas ir į vartininką smūgiuojama Čiopas Čiolas. Turi erdvė žaisti 1-1, veržiasi Mutašy į vidurį. Mutašy, perdavimas Antaliui, ar šis spės prie kamulio? Ne. Deja, šį kartą suspėti nepavyko. Ofori. Turi erdvės. Link Antalio, siunčiamas kamuolys, Salčinovičius spėja prie jo. Tavaresas, vėl Salčinovičius. Čiolas. Ofori. Kendišas, proga smūgis ir atšoka kamuolys, kas pirmas prie jo. Ir Antalis nepavyksta jam pataikyti gerai į kamuolį ir perkelti Džonso. Jūla gerai pasaugojo Dumančičių. Whiteside'as pirmą kartą prisilieta prie kamuolio. Geras perdavimas link Salčinovičiaus. Salčinovičius smūgis ir atmušamas kamuolys ir pražanga. Čia fiksuojama Čiopui Čiolui. Jisgi grįžta Linfield ekipa į gynybą, tiesa Mutašy toliau atakuoja. Ofori, smūgis ir tiesiai į vartininką. Verbickas. Vėl Mutašy dešiniajame krašte gali žaisti 1-1, bet ten jau pagalba iš varžovo. Verbickas, Čiolas ir virš vartų smūgiuojama Čiopas Čiolas. Kendišas, jo perdavimas Mutašy, šis puikiai žaidžia. Mutašy bėga į priekį, Čiolas baudos aikštelėje. Mutašy žaidžia 1-1, perdavimas. Ir Antalis ten galiausiai nesurado Čiopo Čiolą. Olsesas čia gaudo kamuolį, ne taip užtikrintai, bet jo klaidą ištaiso Ofori. Neužtikrintų Venesueliečio žaidimu. Malgriu, kapitonas, įmas iniciatyvos, Ofordas. Net smūgio netlieka, ataka tęsiasi, perdavimas ir šalia vartų. Pavojingas išpuolis, ten perdavimo varžovas. Čiopas Čiolas. Čiolas ir čia gaila, vienu lietimu nusprendė smūgiuoti Čiopas Čiolas. Oi, čia klysta Jūla ir... Oi, šiaip visai geras bandymas. Labai retai yra keičiamas. Gali žaisti jis ir visas rungtynes. Dabar smūgis į vartus ir Olsesas gelbėja savo komandą. Ofori. Hadži. Smūgiuoja iš toli. Atmuša kamuolį vartininkas prieš save, bet netrukus jį ir gaudo. Verbickas. Šis baudos aikštelėje. Perdavimas arčiau vartų ir Kampinis. Tašy. Ir jo Kampinis. Kendišo kamuolys atšoko Oforiui, šis smūgiuoja ir stiprus smūgis, bet kamuolys skrieja gana toli nuo vartų. Bet ataka tęsiasi toliau. Oforiui į kairę. Tavaresas į baudos aikštelę, paliekamas kamuolys ir prieš Devensą yra apsiginama. Jisgi sugebėjo sužaisti solidžias rungtynes gynyboje, taip ir yra. Rezultatas 0-0 ir kaip ir buvo galima tikėtis, net ir esant kitokiam rezultatui, viskas spręsis po savaitės Belfaste.